Meditacija ryšio su tėvu atstatymas. Pirmas lygmuo. Atsisėsk arba atsigulk patogiai. Pajusk, kaip tavo kūnas pradeda atsipalaiduoti. Įkvėp giliai per nosį. Pajusk, kaip oras pripildo tavo plaučius, o iškvepiant lėtai leisk kiekvienam kūno raumeniui pamažu atsipalaiduoti. Sutelk dėmesį į savo pečius, rankas, kojas. Pajusk, kaip visas įsitempimas po truputį ištirpsta. Lėtai užmerk akis ir leisk grįžti savo į laiką, kai jautei ryšį su savo tėvu, kuris buvo stiprus, arba į laiką, kai jis dar tik tai formavosi. Pajusk, kaip tavo mintys keliauja per prisiminimus, ieškodamos akimirkų, kuriuose yra tavo ryšys su juo. Leisk prisiminti tėvo balsą, jo veido bruožus, galbūt net kvapą, kuris asocijuojasi su juo. Kvėpuok giliai ir lėtai. Pajusk, kaip kiekvienas įkvėpimas pripildo tave ramybę ir saugumo jausmu, o iškvėpimas paleidžia tai, kas nebetarnauja, kas nebereikalinga ir atgyvena šiai dienai, šiai akimirkai. Pakartok mintyse, aš leidžiu savo grįžti į akimirkas, kuriuose jaučiau ryšių su savo tėvu, į tas akimirkas, kurios buvo pripildytos šilumos, ramybės ir supratimo. Aš esu pasiruošusi atkurti šį ryšį, pripildyti jį meilę ir harmoniją. Dabar prisimink savo tėvą, prisimink situacijas, kai jautiesi nesuprastas, nesuprasta ar neįvertintas, neįvertinta. Gali prisiminti tokius žodžius. Tu niekada nebūsi pakankamai geras, gera. Kodėl tu nuolat mane nuvili? Tu nesugebi susitelkti. Niekas nenorės su tavimi bendrauti. Tu tiesiog darai man gėdą. Leisk šiems žodžiams atgimti tavo mintyse kaip debesims. Jie ir laikini, be formos, be esmės. Pajusk, kaip kiekvienas toks prisiminimas praranda savo emocinę galią. Pasakyk savo, šie žodžiai man nebepakins, aš juos paleidžiu. Kartok šį procesą kelis kartus, stebėdamas, kaip kiekvienas prisiminimas tampa vis blankesnis, kol galiausiai išnyksta. Suprask, kad tavo tėvo žodžiai buvo jo pačio vidinių kovų atspindys, o ne tavo vertės įrodymas. Dabar įsivaizduok savo tėvą ne tik kaip žmogų, kuris darė klaidų, bet ir kaip žmogų, kuris pats galėjo kentėti nuo savęs ir nuo savo baimių ir nuoskaudų. Suvok, kad jis elgėsi taip, kaip mokėjo tuo metu. Jo žodžiai ir veiksmai buvo jo pačio vidinės kovos atspindys, o ne tavo vertės įrodymas. Pakartok mintyse. Aš atleidžiu savo ir jam. Aš paleidžiu skausmą
kuris nebuvo mano kaltė. Aš esu stiprus, vertas meilės ir pagarbos. Kartok šį suvokimą kelis kartus. Pajus, kai tavo viduje kylanti meilė apgaubia ne tik tave, bet ir tavo tėvą. Aš atleidžiu savo ir jam. Aš paleidžiu skausmą, kuris nebuvo mano kaltė. Aš esu stipri, verta meilės ir pagarbos. Dabar įsivaizduok, kaip esi šiltos šviesos apsuptyje. Ši šviesa teka nuo tavo širdies į tavo tėvo figūrą. Jį apgaubia ir harmonizuoja. Viską, kas kada nors buvo įtempta ar skaudu tarp jūsų. Matyk, kaip tėvo veidas tampa ramus ir atlaidus. Matyk, kaip jis priima šviesą, kuri ateina iš tavęs. Tai naujo ryšio pradžia. Tai ryšys, kurio pagrindas yra atleidimas, meilė ir pagarba. Vizualizuok, kaip tarp jūsų formuojasi ryšys, tarsi šviesos tiltai, jungiantys jūsų širdis. Įsivaizduok, kaip šis ryšys teka kaip švelni upė, kuri nusineša praeities skausmą ir atneša ramybę bei supratimą. Jis yra pripildytas meilės, pagarbos ir abipusio supratimo, kuris auga kiekvieną akimirką. Pajusk, kaip ši akimirka tampa naujos istorijos pradžia. Dabar įsivaizduok savo gyvenimą, kuriame tu esi visiškai laisvas nuo praeities apribojimų. Matyk save drąsiai siekiantį savo tikslų, matyk save kūrėju, kuris pritraukia sėkmę ir klestėjimą. Pakartok mintyse. Aš esu vertas visos pasaulio gausos. Aš esu verta visos pasaulio gausos. Aš esu vertas visos pasaulio gausos. Įsivaizduok, kaip šie žodžiai sklinda per tavo kūną, kaip šilumos banga, užpildanti tave pasitikėjimu ir ramybe. Matyk, kaip šis teiginys tampa šviesos šaltiniu tavo viduje, kuris švelniai plečiasi ir apgaubia viską aplinkui. Aš pritraukiu meilę, sėkmę ir harmoniją. Mano gyvenimas yra pripildytas džiugesio ir laisvės. Kartok šios teiginius lėtai ir ramiai, pajusdamas jų tiesą savo viduje. Vizualizuok save gyvenantį gyvenimą, kuris kupinas gausos, meilės ir sėkmės. Lėtai pradėk grįžimo procesą. Pajus savo kūną, atkreip dėmesį į rankas ir kojas, įkvėp giliai per nosį, sulaikyk kvėpavimą kelias sekundės, o tada iškvėp pro burną. Pajus, kaip su kiekvienu iškvėpimu tavo protas grįžta į dabartį, o tavo mintys tampa aiškios ir ramios. Leis savo mintims grįžti dabarties akimirką. Pajusk, kaip tavo kvėpavimas tampa vis sąmoningesnis, o aplinka aiškiau suvokiama. Pakartok savo. Aš grįžtu stiprus, pripildytas ramybės ir džiugesio. Aš paleidau praeitį
ir dabar esu pasiruošęs kurti gražią ateitį. Aš grįžtu stipri, pripildyta ramybės ir džiugesio. Aš paleidau praeitį ir dabar esu pasiruošusi kurti gražią ateitį. Tu esi naujo ryšio pradžioje. Tu paleidai praeitį ir sukūrei vietą meilei, ramybei ir harmonijai. Kai būsi pasiruošus, lėtai atmerk akis, suvokdama, kad esi naujo kelio pradžioje. Ryšys su tavo tėvu ir gimine dabar yra harmonijoje, o tu jauti stiprybę, meilę, tekančią per kartas. Dabar tu suvoki, kad esi naujo kelio pradžioje. Tu esi pasiruošęs ir suvoki, kad esi stiprus, esi harmonijoje, jaučiantis stiprybę, meilę ir galintis tai perduoti savo ateinančioms kartoms.